Žinot, kartais būna taip, kad po sunkios dienos nesinori nei žiūrėti į ekranus, nei kažką rimto veikti. Norisi tiesiog atsisėsti ir atsipalaiduoti. Ir man su to geriausia padeda ukulėlė. Ji yra maža, nereikalauja daug pastangų ir jos skambesys yra labai atpalaiduojantis. Ir šiandien norėčiau pasikalbėti būtent apie tokį instrumentą. Ant mano stalo dabar matote Condorwood UC2420 koncertinę ukulėlę. Ja paskutiniu metu vis dažniau pats groju ir pagalvojau, kad visai verta apie ją būtų papasakoti ir jums. Bet pradžiai trumpai norėčiau papasakoti, kas yra tie Condorwood, iš kur jie atsirado, kas tai per brendas, ką jie gamina ir kokius tikslus turi. O po to jau apžvelgsime pačią ukulėlę, papasakosiu, kam jinai yra geriausiai skirta, iš kokių medžiagų jinai yra pagaminta, kas joje yra labai gerai, kas yra tiesiog normalu ir kam jinai tiktų labiausiai. Ir aišku, pabaigoje jau tiesiog patylėsiu ir jums pagrosiu, kad galėtumėt suprasti, kaip jinai skamba. Taigi patogiai įsitaisykite ir pradedam. Taigi iš pradžių pasikalbėkime apie Condorwoodą. Jeigu jau žiūrite šitą video, tai spėju, kad tikriausiai bent kartą esate apie jį girdėję. Tiesą sakant, kai kalbam apie instrumentus, labai dažnai mėgstame girtis šimtametėmis tradicijomis, bet būkime atviri. Condorwood tai ne kažkoks šimtametės XIX amžiaus brendas. Tai pakankamai naujas, modernus, lietuviškas prekės ženklas, įsikūręs 2018 metais. Šio prekės ženklo atsiradimo istorija ir pats tikslas yra labai praktiškas. Dar visai nesenai, jeigu norėdavai nusipirkti pigesnį instrumentą, tai pasirinkimas buvo labai skurdus. Parduotuvėse būdavo pilna ukulėlių imitacijų. Jos būdavo gaminamos neaišku iš ko, skambėdavo bele kaip, nelaikė derinimo ir aišku, tas nesuteikdavo jokio malonumo grojant. O jeigu norėdavai jau geresnio instrumento, tai turėdavai pakloti tikrai nemažą sumą. Ir Condorwood prekės ženklas atsirado būtent tame tarpe. Jie pradėjo gaminti instrumentus tiem žmonėm, kurie nenorėjo, pavyzdžiui, ant ukulėlės išleisti pusę savo atlyginimo. Bet vis tiek norėjo tikro instrumento, o ne žaislo. Ir būtent tai Condorwood dabar ir daro. Jie kuria paprastus, bet tikrai kokybiškus darbinius arkliukus, skirtus pradedantiesiems ir ne tik. Taigi ties to baigėme apie Condorwoodą ir pereiname prie pačios ukulėlės. Savo rankose dabar laikau Condorwood UC2420 modelio ukulėlę. Ir iš pradžių norėčiau pasikalbėti apie šios ukulėlės dydį. Tai yra taip vadinama koncertinė ukulėlė. Tai reiškia, kad jos ilgis yra 24 coliai. Ir jeigu jūs šiuo metu renkatės savo ukulėlę ir galvojat, kokio dydžio pasirinkti, pasakysiu paprastai. Jeigu esate suaugę, rinkitės koncertinę ukulėlę. Kadangi tos visos sopraninės ukulėlės gal ir atrodo mielai, bet patikėkite manim, kad suaugusiam žmogui jos bus toli gražu ne pačios patogiausios. Ukulėlė tai ir taip mažytis instrumentas. Ir ant sopraninės ukulėlės grifų jūsų pirštams toli gražu nebus taip patogu. Tuo tarpu koncertinės ukulėlės grifas bus ir ilgesnės, tarpai tarp skirsnių ir tarp stygų bus didesnė, pataikyti reikiamas stygas bus paprasčiau, užspausti akordus bus patogiau ir kas yra labai būdinga sopraniniam ukulėlėm, jos turi labai daug aukštų dažnių. Tuo tarpu kaip koncertinės ukulėlės skambės žymiai giliau ir paprasčiausiai tariant necyps. Taigi dabar pasikalbėkime, iš ko šita ukulėlė yra pagaminta. O pagaminta jinai yra pilnai iš sapelė medienos. Tai yra viena iš raudonmedžio rūšių. Ir raudonmedis mano subjektyvia nuomonė, ko negeriausiai tinka ukulėlių gamybai. O taip ir dėl to, kad jis dažniausiai turi išskirtinai minkštą skambesį, kas labai gerai tinka tokiem instrumentam kaip ukulėlė. Taigi kalbant apie pačią ukulėlę, ką man labiausiai patinka ir matyti ir liest, tai yra šios ukulėlės apdirbimas. Ji neturi to storo blizgančio lako sluoksnio, kuris man asocijuojasi su senais baldais. Šita ukulėlė yra padengta matiniu laku. O kodėlgi tai yra svarbu? Paprastai sakant, jie yra tiesiog maloniau laikyti rankose. Kai grojate ilgesnį laiką ir rankos biškį suprakaituoja, tai grifas nelimpa prie rankų ir aišku, ant pačios ukulėlės nelieka tų pirštų ant spaudų, kuriuos nuolat reikia valyti. Ir be jokių abejonių tas plonas lako sluoksnis duoda medienai žymiai geriau vibruoti. Ir todėl šios ukulėlės skambesys bus maksimaliai gilus. Viskas yra labai minimalistiškai, jokių blizgučių, piešinių, tiesiog gražiai apdirbtas medis ir nieko nereikalingo. O dabar pasikalbėkime apie patogumą ir apie tos nervus, kurios kartais sukelia pigesni instrumentai. Kas asmeniškai man yra labai svarbu ir į ką aš asmeniškai atkreipiu pakankamai daug dėmesio, tai yra suktukai. Condorwood savo ukulėlėse beveik visada naudoja uždaro tipo pilnai metalinius suktukus, kas apsaugo patį mechanizmą nuo dulkių bei kitų nešvarumų. Šie kuliukai sukasi labai minkštai ir kuo geriausiai laikys derinimą. Tuo tarpu, kaip pigesnės ukulėlėse dažniausiai yra naudojami atviro tipo, žymiai paprastesni suktukai, kurių netgi pats mechanizmas dažnai būna gaminamas iš plastiko. Ir aišku, su tokiais
suktukais nieko gero neišeis. Manau, kad tikrai nemažai žmonių buvo susidūrę su tuo, kad susiderina savo instrumentą, sugrojo dainą ir instrumentą vėl reikia derinti. Ir tame dažniausiai būna kalti būtent blogi suktukai. Taigi labai jums siūlau atkreipti į tai savo dėmesį. Kitas momentas yra stygų aukštis. Jeigu stygos bus per aukštai, tai užspausti jas bus tiesiog nepatogu. O jeigu stygos bus nuleistos per žemai, tai tiesiog žvangėsis skirsnius. Ir tai tikrai vertėtų atkreipti savo dėmesį, kai perkat savo pirmą ukulėlę. Visos ukulėlės bei gitaros mūsų parduotuvėje prieš parduodant yra paruošiamas taip, kad tiktų daugumai žmonių. O būtent yra reguliuojamas optimalus stygų aukštis, instrumento intonacija, bei nupoliruojami ir nušlifuojami patys skirsniai, kad grojant jie nepjautų rankos, bei atrodytų gražiai. Trumpai tariant, viskas yra padaryta taip, kad įsigiję instrumentą galite jį paimti tiesiai iš dėžės ir mokytis. Na, bet manau, kad užteks man čia kalbėti, nors apie instrumentus galėčiau kalbėti labai ilgai. Bet galų gale vis tiek svarbiausias yra skambesys. Taigi dabar siūlau jums visiems patogiai įsitaisyti ir pasiklausyti, kaip šita ukulėlė skamba. Taigi, ką galėčiau pasakyti apibendrinant, tai nėra instrumentas, su kuriuo lipsite į didžiąją filharmonijos sceną, bet jis ir nėra tam sukurtas. Tai instrumentas, kurį norisi laikyti kažkur šalia savęs, paimti į rankas, kol laukiat, kai užvirs arba tinukas, arba tiesiog įsimesti į kuprinę, kai važiuosite kažkur prie ežero su draugais. Tai yra iš tikrųjų paprastas, sąlyginai nebrangus, bet labai gerai pagamintas ir tikrai labai gerai skambantis instrumentas. Taigi, jeigu ieškot savo pirmos ukulėlės, arba pavyzdžiui nežinot, ką padovanot savo artimiesiems, tai be jokių abejonių galėčiau ją rekomenduoti. O savo nuomonę apie šitą ukulėlę galite palikti komentaruose. Be to, jeigu šitas video jums patiko ir buvo naudingas, būsime dėkingi, jeigu mus pafollowinsit bei uždėsit laiką. Iki pasimatymo!